Šiame video supažindinsiu su dūminiu kvarcu pagrindinėmis jo savybėmis. Dūminis kvarcas yra vienas efektyviausių žeminančių ir stabilizuojančių akmenų. Meditacijos metu pakelia vibracijas. Šis apsauginis akmuo turi stiprų ryšį su žeme ir pamatinė čakra, skatina rūpintis aplinką ir ieškoti sveikų sprendimų. Tai puikia priemonė stresui mažinti, jis padeda ramiai ištverti sudėtingus laikotarpius ir stiprina ryžtą. Įžeminamas dvasinę energiją ir švelniai neutralizuodamas neigiamas vibracijas, dūminis kvarcas blokuoja geopatogeninį stresą, sugeria elektromagnetinį smogą ir padeda valyti bei detoksikuoti organizmą visais lygmenimis. Jis į erdvę įneša pozityvią vibraciją. Dūminis kvarcas moko paleisti tai, kas jūsų gyvenime nebetarnauja. Jį galima naudoti apsaugai žemės čakrai esančiame po pėdomis ir jos įžeminančiai energijos kanalui, ypač vietose, kur sutrikusi žemės energija. Psichologiniu lygmeniu dūminis kvarcas mažina baimę, lengvina depresiją ir suteikia emocinę ramybę. Jis gali padėti sumažinti savižudiškas mintis ir dvejonės dėl gyvenimo prasmės. Taip pat padeda priimti fizinį kūną ir seksualinę prigimtį, stiprina gyvybingumą ir išvalo pamatinę čakrą, kad gyvybinė energija galėtų laisvai tekėti. Šis kristalas mažina košmarus ir padeda įgyvendinti svajones susidūrę su neigiamomis emocijomis, švelniai jas ištirpdo. Protinėje srityje dūminis kvarcas skatina pozityvų ir praktišką mąstymą. Jis gali būti naudojamas, kad suteiktų aiškių įžvalgų ir padėtų neutralizuoti nesėkmės, baimę. Dūminis kvarcas padeda spręsti prieštaravimus, gerina koncentraciją, palengvina bendravimo sunkumus. Jis taip pat padeda pereiti tarp alfa ir beta smegenų būsenų bei išvalo protą meditacijai.